Tai labas mano knygų bendruomenė, ilgai tikrai nesimatėm, bet man atrodo, kad vasara yra visiems mums tiesiog užimta vasariškais dalykais, kai tikrai mažiau laiko praleidžiam prie ekranų, bet nusprendžiau nufilmuoti video su savo perskaitytom knygom, kas man paskutiniu metu labai patiko, kas nepatiko, kas nuvylė, o kas tapo tiesiog mano top mylimiausiam knygom. Tai pasižiūrim. Tai tikrai galit pasidaryti kažką atsigerti, aš pasidariau kolageno, kurį amžinai pamirštu išgerti, tai kadangi labai graži spalva, galvoju, tiks prie mano visų rožinių knygų, kurias paskutiniu metu skaitau, apie Aistės romanų erą vėliau šiek tiek, tai pradėsim nuo The Blackened Blade ir The Blackened Bond knygų. Tai iš tikrųjų praėjo nemažai laiko, kai skaičiau šitas knygas ir iš tikrųjų jas labai buvau susidomėjus skaityti dėl to, nes jos Goodreads'e turėjo labai didelį įvertinimą, jeigu neklystu yra 4,5, tai leis, kad greitai patikrinsiu, kad tiksliai pasakyti. Taip, 4,46 dabar galbūt yra šiek tiek pakritęs, antra knyga irgi yra labai gerai įvertinta ir man buvo tiesiog žiauriai smalsu, kas yra čia tokio gero, nes 4,5, nu, pripažinkim, tikrai yra jau turėtų būti geros knygos. Tai jeigu labai trumpai apie patį siužetą, tai yra dark fantasy romance ir visas siužetas vyksta akademijoje, kas mane irgi labai sudomino pavasarį ir link vasaros išgyvenau labai ilgą tarpą, kai norėjau skaityti tokius akademinius, būtent fantastinius romanus. Ir iš tikrųjų labai stipriai prasideda pati knygos pradžia, tai mūsų pagrindinė veikėja yra įkalinta kalėjime, ji tenais jau gyvena daug metų, jeigu neklystu apie 7 arba 10 metų ir ji gaisro metu miršta. Tai miršta iš tiesų, tiesioginė to žodžio prasme, pagrindinė veikėja miršta tiesiog pirmame skyriuje ir iš karto mes esam įklampinami į tą tokią siužetą, kuris tikrai iškart pritraukia. Aš pamenu, kai pradėjau skaityti, aš jau buvau visiškai into toje knygoje, nieko nenorėjau daryti ir mes nusikeliam laiku atgal, tai yra kaip ir time traveling, truputėlį 10 metų atgal, būtent į universitetą ir mes gaunam antrą šansą kažką pakeisti savo gyvenime, kadangi mūsų gyvenimas užsibaigė nekaip, nes mes mirėm tam kalėjime. Tai tikrai labai stipri pradžia, kuri atsiskleidžia pirmosiuose skyriuose ir pagrindinė veikėja universitete gyvendama patyrė labai daug patyčių, tos patyčios buvo labai žiaurios ir jinai tiesiog nusprendė, kad jinai nebebus antrą kartą patyčių objektas, ji nori sustiprėti fiziškai, kadangi ji yra pakankamai, kaip ir dauguma veikėjų, labai silpnos, ten mažytės ir panašiai, tai ji nusprendžia pradėti treniruotis, pradėti kažką keisti, nepasiduoti tom patyčiom, nes patyčios būdavo tiek iš studentų, tiek iš netgi dėstytojų, tai ji su tokiu stipriu ryžtu tiesiog tą savo antrą šansą bando kažkaip įgyvendinti. Ir iš tikrųjų tik tais vėliau supratau, nepasižiūrėjau žanrų, ką rašo Goodreads'e pačioj, tai yra reverse harem, tai tik vėliau supratau, kad nebus vienas book boyfriendas, o bus jų, man atrodo, 5, kažkas tokio, bet jie iš tikrųjų pasirodo tik tais į antrą knygos pusę, kas man buvo šiek tiek netikėta, kadangi pakankamai vėlai jie tikrai pasirodė ir pradžiai buvo tik tais vienas būtent pagrindinis veikėjas, kuris buvo tas pagrindinis fokusas į jį. Ir iš tikrųjų tai bendrai apibendrinant, ar rekomenduočiau šitą knygų seriją, nes man atrodo turėtų išeiti dar ir 3 dalis visai neužilgo. Mane, žinau, kad žiauriai nuvylė. Buvo žiauriai stiprus startas, bet jau pirmos knygos gale aš supratau, kad čia niekur neveda ir pagrindiniai minusai buvo, kad pagrindinė veikėja buvo labai užsiciklinus į tą, būtent jautėsi, kad galbūt norėjosi auginti tą veikėją, bet atrodo niekas nesikeičia, jinai sustiprėjo, jinai atsikirtinėja, bet viskas sukasi apie tos pačius dialogus, apie tas pačias problemas nesprendžiamas. Mane labiausiai pradėjo vesti iš proto, kad jie negalvoja, kodėl jie atsirado, kaip jie čia atsirado, kaip jinai gavo tą antrą šansą ir
tiesiog jos tą rutiną būdavo kiekvieną dieną tokia pačia, jie eidavo į paskaitas, ją ten bulindavo, jinai ten bandydavo atsikirsti, tada įsitraukė visi vaikinai, aišku, buvo ir tų pipiriukų, bet tie pipiriukai, aš net nesakyčiau, kad jie buvo labai kažkas gero, mane tikrai pradėjo labai stipriai erzinti, bet užsibaigė pirma knyga ir aš galvoju, nu, okei, tiesiog pažiūrim antroji knygoje, kadangi irgi yra labai gerai įvertinta, gal jinai antroji knygoje kels klausimus, eis kažko ieškoti. Tai ne, visiškai nieko panašaus irgi nebuvo, vėl įsitraukiam į tuos pačius 100 kartų pasikartojančius dialogus, į tas pačias problemas nesprendžiamas, tos pačios patyčios, jie jau, kaip pasakyt, ir tam rate tarp tų vaikinų yra, bet jie vis tiek visi labai bulina ir man toks, kodėl negalim kažkokių priimti augimo sprendimų ir aš šiaip ne taip užbaigiau tą knygą, tikrai stengiausi labai pabaigti, kad tiesiog sužinoti, gal bus kažkas gale tokio, kas tiesiog didį kažkokį sprogimą padarys, tai žinokit nebuvo ir labai nusivyliau ir tikrai netęsiu. Nežinau, man atrodo, esu bendravus su viena mergina iš klubo, kuri irgi lyg buvo pradėjus skaityti, neprisimenu, kaip jai tenais galiausiai buvo, bet šiaip nuvylė šitą seriją, tai tikrai nebus tęsinio, neskaitysiu tęsinio. Žinokit, žiauriai atpratau šnekėti, tai aš neįsivaizduoju, kaip čia man susimontuos tas video su mano šitais pašnekėsiais, bet dabar turim vieną Dark Romance seriją, kuri man žiauriai patiko. Turėkime iš karto omeny, kad tai yra labai mažai siužeto turinti serija, bet pavergė mane jos veikėjai, aš tiesiog priėmiau tos veikėjus visą širdimi ir jie tiesiog paliko tą tokį pėdsaką. Ir tai yra The Edge of Darkness trilogija. Būtent šitos rašytojos visatoje yra daugiau šiek tiek knygų, kurios yra taip pat toj pačioj visatoje ir yra dar prieš istoriją su būtent pagrindinio veikėjo tėčiu, kurios dar neskaičiau, bet tiesiog laukiu tinkamos progos, kada norėsiu tą knygą paimti į rankas. Tenais nėra happy endingo ir kiek iš savo merginų žinau, kad tikrai ten žiaurūs dalykai vyko toj knygai, tai tikrai laukiu momento, kada bus tiesiog nuotaika tą knygą paimti ir perskaityti, bet šita trilogija mane tikrai pavergė, galbūt pirma knyga, nes irgi prasidėjo, mane užkabino nuo pat pirmų puslapių, viskas buvo labai įdomu, galbūt į pirmą knygos pusę šiek tiek įsisėmė tas excitementas, bet aš kažkaip, tiesiog imu antrą knygą žiūrėsiu ir nuo antros knygos vėl iš naujo užsisuko tas įdomumas, tai jeigu ieškot knygoje tiesiog lengvo, faino laiko su veikėjais, kurių veikėja labai ten tragiškų dalykų ir kai pagalvoju apie realybę vykstančius tokius dalykus, tai net nėra ką galvoti. Tikrai pagrindinių veikėjų jinai negailėjo, jie ten buvo blaškomi į kairę, į dešinę, tiesiog tikrai labai žiauru, bet šiek tiek erzino, kad to siužeto nebuvo, nes man patinka, kad vyksta pakankamai logiškas siužetas, tai logikos gal kai kuriuose veiksmuose man trūko, bet tiesiog viskas tikrai labai smagiai susiskaitė. Tai tikrai šitą trilogiją galiu rekomenduoti, kam patinka spicy Dark Romance, aš apie juos kartais būna pagalvoju ir čia yra tikriausiai vienas Dark Romance, dėl kurio aš džiaugiausi, kad jis turėjo happy endingą, nes tiek jiems teko prisikentėti tose knygose, kad aš tiesiog labai nuoširdžiai džiaugiausi jų tą laimę pabaigoj, tai jo. Tai čia netgi galima sakyti, kad The Edge of Darkness būtų puikus įvadas, jeigu norit būtent šitos rašytojos daugiau knygų skaityti, nes aš po šitos trilogijos skaičiau Little Stranger, kas yra irgi labai populiari BookToko knyga. Manau, irgi daug kas girdėjot, kad jis yra lyginamas su Zeidu, kad Zeidas palyginus yra tiesiog rožytės, fainos ir gražios. Tai čianais mes susipažįstam su, tuoj prisiminsiu aš jo vardą, Malakai. Malakai. Tai Malakai yra tikrai next level psycho, bet, kaip pasakyti, knygos yra irgi labai trumpas, ten yra iki 300 puslapių, aš skaičiau dar tik pirmą knygą, antros, nežinau, galbūt irgi kažkada prisiruošiu skaityti, bet ten nieko labai naujo neįvyksta, tiesiog daugiau jo POV, aš kaip suprantu, tai dar pagalvosiu, ar ją skaityti, bet šitos irgi pilnai užteko, nu, vien tas, kad jos nėra storas, tai galbūt per dieną tenais pusantros irgi susiskaitytų ir tą antrą, tai čia dar mažiau siužeto tos linijos, čia yra apie įbrolius, sesę ir jie yra abu įvaikinti ir gyvena vienoje šeimoje. Tai
toks irgi tabų dalykų yra, bet man labai gerai susiskaitė, jeigu aš būčiau šitą knygą neskaičius The Dark of... The Dark... Tai jeigu aš būčiau šitą knygą neskaičius The Edge of Darkness trilogijos, aš nežinau, ar man būtų tai patikę, nes aš tiek anai visai serijai daviau 4 žvaigždutes, šitai antros knygai irgi daviau 4 žvaigždutes, nes labai patiko. Ir, Malakai, jisai turėjo tam tikro žavesio, tai... patiko. O ta knyga, kuri dar yra likusi prieš istorijas, tai yra apie Kate tėtį, tai The Edge of Darkness pagrindinio veikėjo tėtį ir jo mamą, kaip tenais viskas vyko. Tai manau, kad tikrai būtinai, jeigu skaitysit šitas knygas, pasižymėkit, kad ir ją reikėtų kažkada perskaityti. Tai šita knyga yra išėjus pati paskutinė, bet netgi pati rašytoja ją rekomenduoja skaityti kaip pačią pirmą, jeigu įvažiuojame jos būtent visatą, bet aš sakyčiau, kad galbūt ją pasilikti tą cherry on top, nebent jums patinka logiška seka vykstantis įvykiai, kur tarkim tėvai, jų jaunystė, tada aišku atsiranda jie ir tada jų tas gyvenimas ir panašiai, nes pavyzdžiui Little Stranger antroji knygoje yra taip pat veikėjų iš The Edge of Darkness. Tai ta tokia multivisata mini sukurta, tai aš visgi skaityčiau pirmą The Edge of Darkness, tada skaityčiau Little Stranger ir tada jau skaityčiau tą prieš istoriją vienu žodžiu. Tai po savo šitų Dark Romance aš sugrįžau į savo romantasy knygas ir pasiėmiau The Lady of Darkness knygų seriją. Yra 5 knygos, tai yra jau užbaigta serija ir iš tikrųjų aš labai pasilgau The Legacy Series, kadangi šios abi knygos vyksta toj pačioj visatoj ir labai laukiau knygos tęsinio, 4 knyga turėjo išeiti rugpjūtį, bet buvo nukelta į lapkritį, tai tikėkime, kad tikrai tą lapkritį aš jos sulauksiu. Tai vienu žodžiu paėmiau Lady of Darkness. Šioje knygai pagrindinė veikėja yra Scarlet, ji yra viena iš 3 seserų, sesės nėra tikros, bet jos visos neturi šeimos, dėl to Assassin Lord yra jas priglobęs po savo tokiu sparneliu ir jos, galima sakyti, irgi atlieka assassin dalykus, kaip pasakyti, valo tenais miestą, atlieka jo paskirtas visokias užduotis ir iš tikrųjų Scarlet man pasirodė labai tvirto veikėjo ir iš tikrųjų šita rašytoja labai moka aprašyti pasaulius, jie yra labai lengvai įsivaizduojami, pats worldbuildingas paprastas, bet labai aiškus ir labai įdomus, labai įtraukiantis, tai tas man labai patiko ir su Legacy Series, kaip aš skaičiau. Ir iš tikrųjų, pirmą knygą suskaičiau žaibiškai, iš tikrųjų pagrindinis mūsų MMC vis dar pabaigus knygą nežinojau, kaip jaustis, nes jisai buvo toksai ir toks, ir kitoks, bet būtent su šitos rašytojas irgi kuriamais veikėjais labai dažnai tu nežinai, kaip jaustis, tave į tokius nepatogius įstumia apmąstymus, tai lygiai tas pats buvo ir su šia knyga. Pabaigus, iškart čiupau antrą, nes daviau, man atrodo, 5 žvaigždutes ir aš jau sakiau, kad wow, tai bus žiauriai stipri serija ir labai man patiks. Ir antroji knygoje kažkaip teko nusivilti, aš radau tokį miksą, nes ir dabar galvojant, kai paskaičiau daugiau, galvojant apie pirmą knygą, aš tikrai labai daug panašumų mačiau. Tada pradėjau šiek tiek skaitinėtis, kad tai yra ACOTAR ir Throne of Glass miksas. Bet aš gyvenime neskaičiau ant tiek tikrai daug panašių dalykų sumiksuotų. Realiai, jeigu Eileen būtų su Rhysandru, tai čia šitose knygose bandyta buvo pavaizduoti tas ir man tiesiog pradėjo kibti tokie dalykai, nepatikti, kad tų panašumų tiek daug radau ir ta pati net Scarlet į knygos antrą pusę mane pradėjo erzinti. Nežinau, kažkaip ne kokią koją baigiau antrą knygą ir pradėjau 3 ir ties 3 galbūt iki 50 puslapio aš vis dar esu sustojus jau čianais kokį mėnesį laiko, niekaip neprisiverčiu sugrįžti prie šitos serijos, tai galbūt praeis šiek tiek daugiau laiko ir bandysiu vėl iš naujo įsivažiuoti, nes kaip ir patinka, tikrai noriu sužinoti, kas anais nutiks ir tas bildinimas ir pati istorijos siužetas, jisai yra tikrai įdomus ir jisai yra geras ir gerai parašytas, bet tiesiog kažkas tokio buvo, kas man nepatiko, galbūt tie panašumai visi labai koją pakišo, tai taip kol kas ir nesu baigus šitos serijos.
Tai būtent metus tą knygų seriją labai ilgai ieškoju ir galvoju, ką aš tokią galėčiau pasiimti neįpareigojančio, nenorėjau vėl romantizy. Ir kažkaip buvo man hypas skaityti Silver Elite, apie Silver Elite irgi, manau, daug kas girdėjo, daug kam patiko, daug kam nepatiko, galbūt netgi labiau buvo atsiliepimų, kad daug ką nuvylė šitą knygą. Pakankamai šiaip neplona knyga, aš ją žinokit suskaičiau per 2 dienas, čia yra 508 ar 10 puslapių, suskaičiau per 2 dienas. Galiu pasakyti, kad aš jos negalėjau padėti. Manau, kad labai daug lėmė, kad aš ją tinkamu metu paėmiau, nes galbūt daug kas tikėjosi, kad čia bus stiprus siužetas. Tai buvo prominama kaip distopinė knyga su kažkokiu rimtesniu siužetu. Tai ne, žinokit, jeigu jūs ją žiūrėsite kaip romaną su fone tos distopijos, tai jums irgi tikrai labai patiks. Mane iš tikrųjų nuo tų pirmų puslapių ir užkabino ir tie patys veikėjai, tai vis tiek daug ką tikrai duoda tinkama knyga, tinkamu laiku, manau, paimta, dėl ko man jie patiko, bet žinokit, aš pastoviai apie šitą knygą galvoju ir aš taip laukiu, kada išeis antra dalis. Tai žinokit, man patiko, jeigu dar kas nors irgi dvejoja, tiesiog pabandykit, bet ir prisižymėjusi su visai nemažai, sakyčiau. Labai gerai, aš ją pamenu, žinot, būna tokių knygų, kurias perskaitai ir atrodo nieko neprisimeni, tai šitoj knygoje tikrai beveik visą siužetą prisimenu ir tikiuosi prisiminčiau, nes kitų metų pradžioj turėtų išeiti antra knyga. Tai labai, man visgi labai patiko. Dabar tik neprisimenu, daviau ar 4 ar 5, man atrodo 4 daviau, bet, nu tikrai, gal dėl to, kad ir lūkesčių neturėjau, pridėjo tas, kad jinai man patiko, bet iš manęs būtų irgi taip šitai knygai. Tada matau, Goodreads'e turiu čia užsidėjus, kad pagaliau pabaigiau klausyti Lights Out, klausiau audio, tą būtent visų išgirtą, nes daug kas sako, jeigu jau skaitysit šitą knygą, tai imkite tiesiog audio, tai ačiū Gitanai, kuri man paskolino savo Audible ir galėjau paklausyti. Bet tiek vargau su šitu audio. Audio tai tikrai buvo nuostabus, balsai, garsinimas, tiesiog tobuli, nu nėra prie ko prikipti, nes ir būtent to pačio veikėjo, tas charakteris su jo balsu taip gerai tiesiog atsiskleidė, bet man jinai buvo antiek nuobodi, kad aš paklausydavau, atrodo įsivažiuoji, kažkur tada turėjau padėti, kažką kito veikti ir niekaip neprisiversdavau tiesiog vėl kitą kartą įsidėti tų ausinių, tai man atrodo, aš 2 mėnesius bandžiau perklausyti tą knygą ir vargais negalais baigiau ją, tai daviau, man atrodo, 2 žvaigždutes, bet tiesiog žiauriai sunkiai. Nebuvo jinai tikrai kažkokia bloga, bet tiesiog manęs visiškai siužetas nekabino, nors jis irgi lengvas ir paprastas ir pradžia tikrai labai intriguojanti ir įdomi, bet kažkaip neužkabino manęs iki galo Lights Out, tai sau. Toliau kita knyga, kurią perskaičiau, buvo Rose and Chains. Kaip tik buvau gavusi iš Fairyluto šitą labai gražų leidimą ir kažkaip nekantravau iš tikrųjų tą visą hypą, šitas priekis žiauri gražus. Tai labai nekantravau į visą šitą hypą, kadangi tai yra Dramione fanfikas perrašytas, tai labai norėjau sužinoti, kaip ten viskas kas ir čia aišku nesimato, esu šiek tiek pasižymėjus, nes naudojau tokius irgi tamsiai raudonus skirtukus tabus, kad nelabai matosi. Daviau, dabar galvoju, tokius 3,5 plius minus. Kažko man joje trūko. Nežinau, galbūt koja pakišo, kad tai yra single POV ir man tiesiog trūko platesnio worldbuildingo, nes aš turėjau dalykus įsivaizduoti pati, kadangi žinojau, kad tai yra Hario Poterio pasaulyje, nu, čia jau jisai yra perraštas, bet aš tiesiog galėjau daugiau savo vaizduoti, įduoti darbo, įsivaizduojant dalykus, tai man labai trūko nuo worldbuildingo iki tos magiškos sistemos, kaip čia kas vyksta, jų abiejų santykiai irgi, nežinau, man nepatiko pagrindinis veikėjas, nes jisai toksai per daug įsibaikštinęs visko, jisai, aišku, yra tas didžiulis pagarbos jausmas, kad jisai ją išgelbėjo, kadangi tai yra auction, jisai įsigyja ją per aukcioną, kaip pasakyti, ten už labai brangiai, ir jis tiesiog norėjo ją apsaugoti, kaip pasakyti, jie nuo pat tenais studentavimo tų laikų jautė tą trauką, bet nieko tenais nebuvo, ir sakau,
buvo iš jos daug tokių kabliukų, kad, imam, važiuojam, kažkaip čia kažką, bet iš jo tas toksai baigštumas ir didžiulis nesusikalbėjimo traupas šitoje knygoje ir pabaigas to nesusikalbėjimo traupų, tai šiek tiek nuvylė, man tokia pasirodė pakankamai silpnoka. Netgi nežinau, ar norėčiau skaityti antrą dalį, tokie, labai dvejopi jausmai. Parduoti knygos nenoriu, nes jinai tiesiog yra labai graži ir viską, bet labai, kad manęs nesužavėjo. Bet dabar užtat galiu ištraukti knygą, kuri mane tikrai sužavėjo, tai buvo sekanti knyga, kurią skaičiau, tai yra Broken Souls and Bones. Tai buvo antra knyga, kuri buvo Blind Date with a Book mūsų kartą skaito klube. Ir, žiauriai džiaugiausi, iš tikrųjų, kad šią knygą išrinkau, žiauriai gerą laiką turėjau, irgi daug prisižymėjau, nuo worldbuildingo iki santykių, iki magiškos sistemos, kadangi čia yra vikingų šiek tiek visi tie dalykai. Yra daug dalykų, nežinau, kadangi tai yra mano ta pirma knyga būtent su vikingais, buvo tikrai nemažai dalykų, kurių aš nebuvau skaičius. Ir būtent apie pagrindinės veikėjos tas galias, tokių dalykų irgi kažkaip man neteko skaityti, atrodo tikrai nemažai aš tų fantasy ir romantasy skaitau. Tai žinokit, labai gerą įspūdį paliko ir paliko gale knygos gerą kabliuką ir žinokit, nekantrauju, kada išeis antra knyga, tikrai labai noriu skaityti, nes irgi pakankamai gerai ją visą prisimenu. Ne veltui, sakau, visada prisižymiu daugiau tam, kad kai jau skaitysiu antrą knygą, labai lengva bus prisiminti tam tikrus dalykus, nes dažniausiai užtenka paskaityti keletą puslapių ir jau vėl užsivedi ir važiuoji su knyga, tai labai džiaugiuosi, daviau jai stiprias 4 žvaigždutes ir laukiu tęsinio būtent su šitą knygą. Ir dar vieną dalyką noriu paminėti, kadangi pagrindinis veikėjas kalba gestų kalba. Žinokit, nesitikėjau, bet ant kiek gerai visas su charakteriu sutapo šis dalykas, ta prasme, labai patiko ir iš tikrųjų labai vaizdžiai aprašyti tie gestai, tarsi jis pats kalbėtų, tai labai patiko man šitas dalykas. Tai sakau, nuo magiškos sistemos iki tokių mažų didelių detalių bildinimo, žinokit, tikrai puikiai knyga, rekomenduoju, jeigu dar neturite įstraukti į savo TBR. Aš niekai negaliu pasakyti ne gerai vampyrų knygai romanui. Tai iš tikrųjų paskutiniu metu gan nemažai mačiau tiek TikTok'ų, tiek Instagram'e nuotraukų video būtent su šita knyga. Tai yra Stalked by Seduction and Shadows. Kažkaip nieko labai ilgai negalvojus, nes dažniausiai man visos vampyrų knygos tiesiog yra labai man patinka. Nusipirkau ir pradėjau ir iš tikrųjų pakankamai greit mane užkabino nuo pat pirmų puslapių. Man tikrai labai patiko ir galbūt pirmą 100 puslapių perskaičiau tiesiog vienu prisėdimu, tiesiog atsisėdus. Mačiau, kad daug kas lygina šitą knygų seriją, kadangi yra jau ir antra dalis su Haunting Adeline, kadangi pagrindinis veikėjas yra vampyras, bet jisai yra ir stalkeris, vienu žodžiu, jisai tenais ją nuo pat mažens stalkino, nepagalvokit nieko blogo, ten viskas ok. Ir tiesiog jinai daug metų gyvenus tam žmonių, nes irgi pasaulis plus minus, pats worldbuildingas labai simple, bet pakankamai lengvai suprantamas, tai yra, kur žmonės gyvena ir ten yra tas jau vampyrų, vienu žodžiu, vampyrų miestas ir panašiai. Ir tiesiog tą pagrindinę veikėją išvyksta į tą vat miestą. Tai buvo vienas dalykas, kas mane nuo pat pradžių trigerino ir kas man labai nepatiko. Tai kadangi buvo pagrindinė veikėja, ji turėjo sesę, ji neturėjo šeimos, kadangi buvo abijos našlaitės, gyveno pakankamai vargingai ir labai daug dirbdavo. Ir vienu žodžiu, ji turėjo kažką tokio apie save, kas labai traukdavo kitų vyrų dėmesį. Ir kaip pasakyti, tą tokį ir gražų, ir negražų, yra tenais ją ir užpuolę, ir visokių kitokių dalykų, neatskleidžiant yra buvę. Ir tiesiog atsitiktinumo metu pagrobė jos sesę, nors turėjo pagrobti ją į tą vampyrų pasaulį, nes yra tam tikra dalis vampyrų, kurie gaudo to žmonės dėl būtent tam tikrų pramogų vampyram. Ir ji iškeliauja tą sesę gelbėti. Tai mane šitas žiauriai trigerino, nes
nėra prašoma nei vieno gero žodžio, kaip ta sesė su ją elgėsi, o jinai viską meta, savo svajonės meta, palieka ten tą savo geriausią draugą, su kuriuo planavo pabėgti tiesiog tą naktį ir į naują gyvenimą kažkur ieškoti geresnių vėjų ir panašiai. Tai jinai viską meta, nes reikia dabar išgelbėti tą sesę. Tai, mane šitas dažnai labai trigerina. Aš tiesiog turiu tokį dalyką su šitu. Tai tas jau man vien nepatiko. Bet viskas šiaip yra okei, jį iškeliauja į tą būtent vampyrų miestą, susipažįsta būtent su savo stalkeriu, kuris senais jau iš karto, nes jis laikėsi visą laiką, kol negyveno tam pasaulyje, kad tiesiog laikosi atskirai, o tenais jau viskas, jau kaip pasakyti, atėjai pas mane, tai jau čia tavo problema yra. Tai kadangi Dark Romance yra šiek tiek ir su, tikrai nemažai tų visokių spicy scenų buvo, man jau į antrą knygos pusę pradėjo darytis toksai, kažkas tokio ir neįdomu, ir tas pats pagrindinis veikėjas toks ten nenugalimas, žiaurus ir tiesiog šlykštus žmogus, ne žmogus, vampyras šlykštus. Čia visą laiką tiesiog buvo ta seilė tokia, kurisai, o dieve, kokia tu ten ta, tiesiog nesuderinami du dalykai, kur jo aprašomas tas veikėjas ir čia jisai toks visiškai apie nieką buvo. Siužeto, kadangi irgi labai ten daug super nevyko, tai galą knygos man visiškai išblėso viskas ir buvo tas vienas toks įvykis, kuris tiesiog, nes jisai visą tą knygą aš tave saugosiu, čia niekas negalėtų to pakeisti. Tralele buvo tas toks mini plot twistas, kuris net neturėjo ten tiesiog irgi nesusikalbėjimas kažkoks bendram tam. Ir toks, čia tau tik tiek reikėjo, tiek reikėjo, kad tu čia visgi jos mestum ir kaip ir viskas būtų. Tai, neįtikino niekas beveik mane šitoj knygoje ir aš taip užverčiau tą paskutinį puslapį, galvoju, paskaitysiu Gudrytuose, ką rašo, tai vėlgi labai daug kas rašė, kad gerai, nenoriu, kad išduodant, bet labai panašus siužetas, kaip ir Haunting Adeline vyko, tai ir antroji knygai, kas vyko tenais, ir čia panašiai vyksta, tai aš taip galvoju, ačiū, nenoriu ir pagalvoju, kad neskaitysiu bent jau dabar. Tai kažkaip sakiau, kadangi neįtikino ir buvo, kadangi vien tas, kad per maži tie tokie plot twistai, kad sukeltų tas kažkokias emocijas, tai labai vidutiniškai aš daviau, man atrodo, iki 3 žvaigždučių, kas dar netgi per gerai dabar skamba ir tiek. Jeigu jau apie vampyrus, sekančią knygą šoko į mūsų rugpjūčio mėnesio knygą, tai yra The Poisoner, Gitanos išgirčiausia knyga ir daug mėnesių šita knyga pretendavo ir stengėsi papulti mūsų mėnesio knygas ir jai pagaliau pavyko, tai sveikinimai su tuo. Ir iš tikrųjų su dideliais, neturėjau kažkokių super išpūstų lūkesčių, bet tikrai su džiaugsmu pradėjau, kadangi irgi sakė, kad ir bus dark ir bus tikrai gerų dalykų. Ir kažkaip sunkiai nuo pradžių įsivažinėjau, bet šiaip visai man patiko pagrindiniai veikėjai pirmą knygos pusę, tai tikrai. Ir kažkoks toks jausmas buvo, kad aš visgi norėjau tą knygą kuo greičiau pabaigti. Kažkas ne iki galo tokio buvo, gal man nuobodoka, sunku net paaiškinti. Ir į galą iš viso aš paskui netgi į mūsų čatą rašiau, ta prasme, apie Silas. Nes ten irgi, oi, koks Silas. Koks jisai tenais buvo kažkoks, aš kaip jį skuduru vadinau, ta prasme, ne vampyras, ne vyras, o skuduras. Buvo tikrai dark vietų žiaurių ir panašiai, bet nežinau. Irgi bus antra knyga, čia visai neužilgo, aš net nežinau, ar norėsiu antrą knygą skaityti, kažkaip irgi manęs labai nesužavėjo, neįtikino, nes būtent dažniausiai du pagrindiniai veikėjai, tie, kurie, jeigu jie turi tą chemiją, tai jie būna dažniausiai išlaiko tą knygą, jeigu net ir nėra kažkokio stipresnio siužeto. O čia atrodė, kad man trumpai tariant, jeigu pagrindinis veikėjas nėra pasiruošęs sudeginti pasaulio dėl pagrindinės veikėjos ir padaryti viską,
Tai čia jau viskas, mums nebepakeliu ir aš tiesiog tokias knygas dažniausiai palieku ir man jos neužkabina, nepatinka ir tuo viskas baigėsi. Tai taip buvo ir su Poisoner ir po šios knygos aš tokia jaučiausi išsunkta, kadangi skaičiau 2 vampyrų knygas, kurios man nepatiko ir galvoju, o dieve, kas čia vyksta, kodėl tai vyksta. Aš padariau tokį nusižengimą, kurio buvau nepadarius milijoną metų, tai į rankas paėmiau romaną. Tai tikrai, ta prasme, čia yra labai neaistiškas dalykas, kad prisiruošiau skaityti romaną, bet kažkaip, kadangi buvo tokia nuotaika ir buvo toks pavargimas nuo visko, nes galvoju, okei, dabar vėl pradėsiu naują romantizą knygą, kadangi labai noriu skaityti šitą knygą, kadangi yra tikrai šių metų vienas iš tokių perliukų, kaip aš suprantu, kad tiek siužetas, tiek romantinė linija čia yra labai stiprios ir aš tiesiog taip bijau, kad man jinai nepatiks vien dėl to, kad aš esu tiesiog pavargus nuo romantizų, nuo tų pasaulių, nuo tų netikusių knygų paskutinių, kurias skaičiau. Tai nutariau pailsėti ir į rankas papuolė The Deal, Off Campus pirma serijos dalis, apie kurią irgi labai daug girdėjau ir knyga užhypinta ir galiu pasakyti, kad suprantu visą šios knygos hypą, aš keliais prisėdimais per vieną dieną šitą knygą perskaičiau, man tikrai jinai labai patiko ir buvo tokia tiesiog atgaiva nuo visko. Tai visko buvo nuo dramų, seilių, meilių, išgyvenimų, kažkokių tokių skaudesnių ir panašiai. Tai labai greit susiskaitė, labai lengvai ir daviau 4 žvaigždutes šitai knygai. Ir dėl kitų serijos knygų dar nežinau, kada skaitysiu, manau, tikrai skaitysiu, kadangi aš jas visas turiu. Bet kadangi žinau, kad pirma knyga buvo tikrai geriausia ir bus, man atrodo, serialas ar tais filmas, tiksliai net nežinau, mačiau, kad tikrai jo atrinktas yra castas ir pradėti liktais net filmavimai. Tai galvoju tam, kad pasižiūrėti visai gal bus gerai ir perskaityti. Tai, patiko, 4 žvaigždutės ir tada nusprendžiau, kad man reikia kito žiauriai gero romano, nes nori to hypo numušti iš karto, tai turėjau vieną knygą, kurią taupiau būtent kažkada tokiam tarpsniui, kai norėsis romano gero. Ir ta knyga yra Say You Swear. Tai galiu pasakyti labai trumpai, kad čia yra mano 5 žvaigždutės. Ir knyga man žiauriai patiko. Aš joje turiu 2 daugiau tabų, negu dažnai žymiuosi knygose. Labai gražiai, lyriškai parašyta, švelniai ir pagrindinis veikėjas Noah. Kas skaitėt, suprantat ir daug kas sako, kad šitoj knygoje bus momentų, kada norėsis verkti. Ir paskutinis 100 puslapių yra tiesiog roll amerikietiškai kalneliai, kitaip pinasi jau man liežuvis. Tai man knygos veikėjas palindo tiesiog po odą. Aš nesu skaičius jokios tokios knygos, kur būtent pagrindinis veikėjas vaikinas būtų toksai nesavanaudis ir toks emociškai prieinamas ir toks tiesiog aišku žino, ko jis nori ir to siekia, visiškai neturėdamas lūkesčių. Noah yra net ne book boyfriendas, tai yra husband material. Visi tie išgyvenimai, kuriuos teko kartu tenais patirti šitoj knygoje, sakau, palindo po odą ir nors pats siužetas tikrai jokių būdų nėra kažkoks labai skirtinis, tiesiog paprasto romano, netgi sakyčiau, šiek tiek Telemundo prezenta buvo tam tikri dalykai, bet kadangi patys veikėjai buvo jau tokie artimi ir aš tiesiog labai išjaučiau visą jo tą chaosą, kaip pasakyti, irgi neišduodant. Labai patiko ir labai džiaugiuosi, kad būtent šita knyga atsidūrė pas daugumą iš jūsų rankų, kas susisakėt pirmąją Blind Date with the Books, kadangi aš ją buvau išrinkus. Tai nuostabi knyga, jeigu dar jos neskaitėt ir neturite BR, tai irgi labai rekomenduoju. Tikrai labai, labai gera knyga. Na ir viskas tiek būtų su mano perskaitytom knygom. Šiuo metu esu vakar pradėjus Watch Me, tai yra Shatter Me serijos dalis. Kol kas esu perskaičius tik tais 86 puslapius, dar nežinau, kaip patinka ar nepatinka, bet visai neblogi atsiliepimai, tai tikiuosi geriausio, kad patiks. Šiaip labai esu pasilgus būtent Shatter Me pasaulio, Warner ir visų kitų veikėjų, Kenji. Tai skaičiau Shatter Me anais metais.
tai labai faina prisiminti ir manau įsivažiuosiu, nes knyga nėra stora, čia tik apie 350 puslapių, tai galbūt jeigu įsivažiuosiu šiandieną, aš ją ir pabaigsiu rytoj, tai jo. Tiek būtų tada mano knygų šį mėnesį ir manau susitiksim jau rugsėjį su nauju sezonu, su naujom knygom, su naujom veiklom. Artėja Karikartel gimtadienis, nors mūsų originalus gimtadienis šiaip yra rugpjūčio mėnesį, bet švenčiamės jį spalio 4. Kaune. Laukia didžiulis Helovyno vakarėlis ir būtent mūsų pirmasis gimtadienis. Tai tikiuosi, kad su daugumai iš jūsų susitiksime ten. Ruošiam labai fainą programą, labai daug dovanų, labai daug įvairiausių veiklų. Tiesiog tikrai nusimato puikus vakaras, tai daugiau informacijos tikrai bus greitų metu. Toks mini off-topic šiandien buvo, ant liežuvio man papuolė. Ir viską sakau ate, iki kitų video.